Kartais geriau yra blogiau, nusikeikti, suvažiuoti kvalą, negu gerai. Blogiau neplanavau, antrų smėgiau normaliai, bet pasibaigė vairas ir padangos. O lentelė labai gerai sukirito, gavau vieną iš Pesut Motorsport, šitas kaip tas vadinasi, panešau vardą. Sudėtingi, jo, atsimenu, kad antras buvo Strelkovas. Paskui buvo į Piroje, nu visus estus va. Estų baudėjas. Ja. Ir Levicką išmuša. Ir Levickas jo išvėžė iš mūsų. Paeina prieš Blušą laimėt, bet... Bet kebabas tai čia yra, žinai. Nu, tipo, labai riebus padažas buvo. Nu, būna. Ir viskas, taip ir baigėsi. Ir vėl turim. O aš ką. Labai ribojau save ant važiavimo lydo. Galvoju, nu jau turim draugą, turim antrą vietą, tai jau reikia pabandyti full send entry pašaudyti. Biški padangą kabinau ten. Jeigu būtų biški ilgesnė, gal ten nebūtų vamzdžių, būčiau gal, žinai, tik pakabinės ir nuvažinės, nes aš net spėjau atsukti, aš mačiau, kad dar važiuoju, bet žiūriu, akmenys tik keliu. Pažiūrėjau, kebabas telpa, nu gerai, varom. Tai du lydus, bičias šovė. Jo, aš du lydus padariau netyčia. Jis padarė all-in, aš padariau taip, kaip dariau visą dieną. Nu, to prasme, tai irgi all-in iššovė. Nu, lydė, jo, entry padariau all-in. Ne, nu tai, sakau, planavau gerai, labai lydą full send. O Chase'ą norėjau patikrinti, ar galima prilies mašiną šitai trasai. Tai pabadė mane ir iniciacijoje, ir gale pabadė, bet taip solidai, jau jaučiu, kad davai, važiuojam. Pastumė, bet nieko. Šiaip žadėjau išsaugoti gerą mašiną, nes ten visą kitą, bet atvažiuoju į Raganas, aš žinau, kaip baigsis, bet vis tikiuosi, kad kitaip jau. Formą puikiai palaikom, varžybos kas savaitę, kas į Kačalką vaikšto, mes tiesiog driftinam. Toliau nesakysiu, ką darom. Jo, mamai negalima.